Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki! Keliaukime į Meksiką ir paskanaukime šios šalies patiekalų. Ar iš tiesų meksikiečiai valgo tik labai aštrų maistą? Negamina saldumynų, o virtuvėse pluša tik moteris. Apie visą tai Lietuvoje gyvenantis meksikietis Karlas. Didžioji dalis meksikiečių valgo aštrų maistą, bet yra ir išimčių. Kai kurie žmonės nejaučia potraukio aštriam maistui. Mano brolis visiškai nevalgo aštraus maisto. Mama turėdavo gaminti du skirtingus patiekalus. Vieną su prieskoniais ir aštrų, kitą ne. Jis visiškai nevalgo aštraus maisto. Gal šiek tiek. Iš tikrųjų, tas būna, gal keisčiausia yra, kad ne visi meksikiečiai mėgsta aštrų maistą ir iš tiesų renkasi yra ir normalų. Sakykime, aštrukas būna tai tikriausiai padažas, kuris neprivalomas, jeigu tu nemėgsti aštriai, tai padažo neprašai, sakykime, nes padažas būna su tam tikrais patiekalais atskirai, kur galima užsidėti ant to patiekalo. O šiaip tai tikrai, man atrodo, kiekvieno skonį, kiekvienas ras, kas labai mėgėjas aštraus maisto, yra tikrai aštraus, netgi labai aštraus. Ir yra labai normalu lietuvio skoniui tinkamų patiekalų. Tikrai. I am professional cook and when I was studying cooking, Esu profesionalus kulinaras. Kai mokiausi, sužinojau, kad yra kelios skirtingos virtuvės – italų, indų, kinų, meksikiečių ir prancūzų. Visų šių virtuvių patiekalai labai populiarūs, nes į juos įeina visų kitų šalių patiekalai. Pavyzdžiui, iš Meksikos yra kilusi bulvė, cukinija, avokadas, pomidoras. Pasaulis vartoja šias daržoves, dėl to ir meksikiečių virtuvė plačiai žinoma. Labai seniai, kai mus valdė anglų ir prancūzų karaliai. Šie karaliai atsivežė kulinarų iš Europos, kurie panaudojo maistą iš Europos ir sumaišė jį su tuo, ką rado Meksikoje. Pavyzdžiui, šokoladu. Šokoladas taip pat kilęs iš Meksikos. Vanilė. Visas šis maistas kilo iš Meksikos. Sakyčiau, tokia labai įvairi, visom prasmėm įvairi, kad tikrai, nežinau, įvairiausių prieskonių gausybė, nežinau, daržovių, vaisių gausa ir visa tai, na, plati tokia, nežinau, neaprėpiama tikriausiai. Ir, žinoma, pirmiausia, ką pagalvojate, kad aštru. Tai pirmas toksai, o po to, kad įvairovė. Tikrai tik fantazijos reikia, norint kažką Meksikoje sukurti savo virtuvėje, nes beprotiškai daug visko. Mes visi užaugome valgydami aštrų maistą. Kai buvome vaikai, net gaudavome aštrių saldainių. Kai valgome apelsinus, agurkus ar kitus vaisius, pagardiname. Meksiko tokia didžiulė, kad kiekvienam regione galima kažką rasti tradiciško tam regionui, ar ne? Bet yra, sakykime, Meksikai, visiems meksikiečiams žinomų desertų galbūt. Labai gardūs jų pyragai, visokie kepiniai, nežinau, tortai ir panašiai. Labai skanu yra saldus ryžiai, gaminami, nežinau, ryžiai su pienu ir pasaldinami. Toks neįprastas, gal sakykime, desertas. Mexican kitchen have many influence from Spanish. Meksikiečių virtuvė turi daug bendro su ispanų virtuve. Turime labai gerų desertų. Ten, iš kur esu kilęs, buvo tokia tradicija valgyti desertą po bet kokio valgio. Turime trupininį pyragą, tik meksikietišką versiją. Krem briulė, ryžių pudingą, neprastus tortus. Turime ir labai specifinių meksikietiškų desertų. Ingredientus ištirpiname cukruje ir gauname kažką panašaus į karamelę. Ja tepame ant duonos. Gaunasi skirtingi desertai. Iš kai kurių vaisių verdame sirupą. Niekur nėra tokių tradicinių patiekalų kaip Meksikoje. Kokie tradiciniai? Tikriausiai pirmas tai yra tie takos arba takai lietuviškai, kur kiekvienas meksikietis žino, kas tai yra ir valgo, jei ne kasdieną, tai kas antrą dieną. Esmė ta, kad jų yra, sakykime, tikriausiai lietuviai galvoja, kad tik tai vieni yra, kaip cepelinai, vienos rūšies, pavadinkime, bet iš tiesų jų yra, nežinau, kelios rūšis, bet ne viena rūšis, priklausomai nuo to, kaip pagaminamas, sakykime. Tai ir skonis atitinkamai skiriasi. Beje, mano virtuvėje turėtų būti moteris. Bet laikai keičiasi, viskas keičiasi. Šiandien normalu virtuvėje matyti vyrą, bet prieš 20 metų virtuvėje dažniausiai būtumėte radę moterį.
meksikiečiai vyrai mėgsta gaminti. Iš tiesų, ne vienas sako, man labai patinka, aš labai mielai leidžiu laiką virtuvėje ir savo šeimai gaminu. Tai, sakykime, gal pasidalina taip pusiau. Jeigu moteris yra namų šeimininkė, o vyras dirbantis, tai žinoma, moteris daugiau gamina. Bet jeigu nevedęs vyras, sakykime, tai nebūtinai po restoranus vaikšto, bet pats mielai tikrai gamina. Mūsų herojus džiaugiasi, kad Lietuvoje sutiko daug gerų žmonių, kurie jam labai padėjo. Jo nuomonė, lietuviai labai rimti ir kartais pamiršta nusišypsoti. Ar mes tikrai tokie? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.